Labadiena, čia Woodwinner akademija ir šiandien norėčiau pristatyti vieną geriausių vertikalių gręžimų centrų, tai Biese Brema Eco 2.1. Kuo ypatingas šis apdirbimo centras, tai tais, kad mes vieninteliai rinkoje galime pasiūlyti apdirbti tokio dydžio detalės. 200 mm ilgis, 35 mm aukštis ir 8 mm storis. Aišku, šiuo atveju mes turime 18. Tačiau su tam tikra opcija mes galim sumažinti apdirbimo aukštį iki 2,5 mm ir tada apdirbti HDF nugarėlis. Kuo dar ypatingas šis apdirbimo centras, tai tas, kad vieninteliai rinkoje šiame segmente mes turime 2 griebtus ir nulinis taškas yra būtent ant griebtų. Nulinis taškas ant griebtų suteikia galimybę išlaikyti gręžimo tolerancijas per visą įrangos naudojimo laikotarpį. 8 vienetų įrankių keitiklis, jautrių detalių apsaugos paketas ir darbas X ašyje iki 110 metrų per minutę. Šis įrenginys dirba su Biese bei Solid programinė įranga, kuri turi šias funkcijas. Tai yra detalės braižymas, įrankių aprašymas ir jo simuliacija. Simuliacijoje mes galim paskaičiuoti realų detalės apdirbimo laiką, pradedant gręžimu, baigiant frezavimu. Plačiau su šiuo įrenginiu jūs galite susipažinti pas mus Woodwinner Academy jums patogiu laiku.